Visiems, kai mano giltas laimas, aš esu Adelė. Aš jau pagaliau grįžau, nes nežinau, kada man daryti video. Tai va. Ir šiam bus mano naujas serialas Super žvaigždė. Tai ką, sėkmė žiūrėti. Tai ką, dabar aš važiuosiu į mokyklą. Taip. Pagaliau važiuosiu į mokyklą, mam, taip? Taip, dukrelė, aš čiut gavau tos pinigus ant tavo tos mokyklos. Tai nu ką čia padaryk, kad tokia kažkokia turtinga mokykla. Nes kitokių mokyklų pas mus nėra mūsų mieste. Supranti, mesgi netokie turtingi, tai teko imti į kreditą iš banko ir kad tu eitum į šitą mokyklą. Atvažiavo? Atvažiavo. O tai gerai, dukrelė, tu man šitą parašyk per savo telefoną, gerai? Aha, ate, mama. Ate. Kokia man bus pirma pamoka? Gal... Oho, kiek čia tokių vaikų. Tai visas spintelės užimtas. O tai kur man na spintelė? Nu, gerai. Labas, mergaitė. Mergaitė. Labas, mergaitė. Labas. Čia pas mus naujokė? Taip, naujokė, o taip, aš naujokė. Kokia pirmoji pamoka jų bus? Man pirma matematika yra... Aš gal yra šitas gamta. Tu taip pas mus į klasę eini, nu gerai, atik aš ten nuvesiu. O tai su kokia klasė? Antra C. Aš irgi antroji C. Gerai, tai man pirmas čia pamoka. Gerai. Galiu su tavim? Nu gerą. Gerai, tu atina, aha. O, labas. Blogas, įsivaizduoji, pas mus į mano klasę kažkokią naujokę atvedė. Taip baisiai atrodo, supranti, va jinai tenais pastovi, matai? Tu tipo salėj toj šitoj? Aha, pas mus ką tik buvo fizinis ir jinai neturėjo aprangos. Realiai, jinai taip baisiai atrodo. Jinai dar plius, žinai, man atrodo, jinai bomžas, jinai laukia gyvena. Pala, taigi jums kartais nebuvo biologija, nu ten tipo kas ten? Taigi mergytė, mes kitus tempo, kad turi paklausti, dabar ilgoji buvo pas mus ta gamta, tada dailė. Nu gerai. Dar kažkas ir dabar fizinis buvo, Gerai. Tai ta, jinai ir tai neturės aprangos. Jo, jinai iš vis nieko neturi, jinai turi tik vieną sąsiuvinį. Įsivaizduoji? Sąsiuvinį? Kokia jinai gali... Neįsivaizduoju, kiek jinai galėtų turėti pinigų. O, gerai. Man atrodo, jinai telefonų neturi, pasia knopkinis telefonas. Knopkinis.
Jas pas mus visus klasiai normalūs telefonai. Tai vienintelis klaptinis. Šiandien mes turėjome per dailę prisijungti kažkur. Ainai negalėjo prisijungti, nes tiesiog mokytinis telefonas. Ir visa klasė jo žvengė tiesiog. Jo, gerai, aš krititysiu, gerai? Gerai. Adele, eik prie lentos. Išspręs šitą uždavinį. Bus 15. Teisingai, šaunuolė Adele. Tai gerai, šiandien vaikučiai pamokos baigtas, visą gero. Nu tą tikrai žiauriai baisiai atrodo. Matyti mergaitę kaip rožinė, kuri atrodo naujokė, kuri atėjo į tą klasę. Matot jūs ją? Jo, nemačiau. Atrodo. Ir mokykla nieko negali nusipirkti. Tai jau baigėsi pamokas, tai einu jau. Tai jau mama laukia. Nežinau, gal tai jau mama laukia. Pasiveikinsiu čia tada. Mama. Nu, labas, dukrelė, kaip tau sekėsi? Gerai, bet iš manęs kažkodėl visi pradėjo juoktis. A kodėl? Ne, gal jie juokis dėl to, kad jie gal laimingi, kad jis atėjo gal. Nu, gali būti, aš nežinau, kaip jie juokiasi, ką jie sako ten. Nežinau aš. Nu, gerai, va, viskas atvažiavam namo, dukrelė einam. Tuoj šiandien pas mus, šiandien aš gavau į savo darbą algą, tai atnuėjau į parduotuvę, nupirkau daug maistelio, pakaks 2 savaitėm. Tai eik, aš pagaminsiu mum. Gerai. Eik ten, pažiūrėk, kad tau pamokų uždavė, aš tuoj greit pagaminsiu maistą. Pala, tai kaip aš pažiūrėsiu pamokas, jeigu pas mane tik telefonas. A tai nepasakė, kas namų darbą? Na, kažkur turėtų aš turiu tokį knygutę, tokį vieną užrašinę, kur galiu pasirašyti. Tai susirasiu kuprinę ir pažiūrėsiu, gerai? Gerai. Taip. Tai yra namų darbam, matematikam ir 90 puslapio 2 užduotis reikia padaryti. Ir tada reikia padaryti lietuvių 5 užduotį iš 5 puslapio. Gerai, dukrelė, tai tuoj aš tada gaminu valgyti, tu eik pradėk. Gerai? Gerai. Jeigu ką nesuprasiu, ateisiu tavęs paklausti. Gerai. Taip. Mama. Žiūrėk, aš kaip tik nesuprantu tą matematikos. Gerai, žiūrėk, dukrelė, aš tau čia maistą atnešiu, va, imk tau.
pagaminau hotdogus, ar kaip čia jie vadinasi. Nam. Gerai, ir pasidėsiu pas save šalia. Gerai, tuo aš irgi tuo greitai jau pavalgau ir ateinu tau padėsiu. Gerai. Nereikia, šitą matematiką daryti. Nu, parodyk, kas čia. Va. Taigi čia lengva, žiūrėk. O čia, matai, daugybą iš 3 skaičių. Yra 5 kart 2 ir kart 3. Tai iš eilės yra kiek 5 kart 2 bus? 5 kart 2? Taip. 10? Gerai. Ir dabar 10 padauginti iš 3. Ko? Ar galiu savo užrašinėtus pasinaudoti, kaip paskaičiuoti? Tai aišku, čia ir turi skaičiuoti. Va. 10 ir savo kart 3. 0. Gerai parašiau. Užrašinėm. Taip, teisingai. Atsakymas 30. Taip. Gerai. 30. Dabar dar yra užduotis. Kur dar? Pirmam. Ten yra kažkokia, tai ten nepridėtis, bet tipo dalyba kažkokia, tai kas ten. A tai jūs nesimokinot dalybos? Ne, dar. Ne kam tau mokytoja užduoda šitų uždavinių? Čia visiems užduot. Nu gerai, žiūrėk. Aigi, palagi tiksliai. Taigi asgi naujokė, o jie tie, kurie jau gal seniai moka daugybą, tai dėl to gal ir uždavė. Nu gal. Čia kas atsislėsiu. Gerai. Va čia daugybą 10, va čia matai yra skaitkos 10 ir padalini 2. Žiūrėk, jeigu 5 kart 2 bus 10, tai koks atsakymas 10 padalini 2 bus? 10 padalini 2? Taip. 5? Taip, šaunuoji. Ir dar vienas čia koks čionais yra. 30 padalinti 3. Tai gerai, jeigu mes žiūrėk, jeigu tu daugini 10 kart 3, 10 kart 3 daugini, tu kaip dalyboje atsakymas koks bus, jeigu 30 iš 3 dalini? 30 iš 3, ja? Taip. Na, koks bus atsakymas? 10? Taip, nu va, viską šaunuolė padarėm namų darbus. Na tai gerai, jau vakaras, tai jau eik miegot, rytoj anksti keltis tau. Bet dargi dar tik diena. Jau beveik vakaras. Nu tai beveik vakaras, tuo va jau greit tamsta jau. Tai ir tuoj, tai tu nesušalsi naktį. Taigi ne, tik čia. Taigi turiu tokią kaldrytę, ta kuri. Va. Nu taip, tu tiek dukrelė jau eik miegot. Gerai. Labanakt. Labanaktis. Taip, po 20 metų. Pabūk savo kambarį. Taip. Praėjo tiek daug metų. Taip gerai. Negaliu patikėti. Noriu sužinoti, kaip ten išvis gyvena mano klasiokai. Ai, ne. Reikia užkurti. Turbūt kaip
truputį pašalt, nes aš kad su rankovėm, tai aš panašaltą. Ai, pagulėsiu čia. Dukrelė. Ką, mam? Ateik, valgyk. Gerai. Kaip gerai, kad kažkoks tai sukurtas mūsų šeimos biznesas atėjo į gerai, į laimę. Ir dabar mes kur gyvenam, tokiam name geram. Jo. Pažiūrėk, koks geras stalas irgi labai gražus. Na gerai, aš einu pasivaikščioti truputėlį, gerai? Atidaryk man. Atsargiai su savo nauja mašina, gerai? Gerai, mama, galėtų atrakinti garažą. Gerai. Ir aš einu laukia mūsų, pabūsiu ten. Okei, aš važiuoju. Woo. O kada kad atvažiavau pas kirpėją. Taip. Turiu laukti. Sveiki, jūs pasirašėte į mano biurą. Taip. Ir ateikit. Gerai, tai koks jūsų vardas? Adelė. Adelė? O koks jūsų gyvenimas, čia tokią mašiną turi, tokią prabangę? Ai, tai tiesiog dirbu gydytoja, padedu gyvūnam ir žmonėm ten visiems padedu. Aišku. O jūs tik... Tačiau paramos fondas pas jis, taip? O tai jūs kuo dirbat? Matot, aš tai dirbu, manikiūrą. Mane atsitrenkė ką tik. Tai gerai, tikrai nebetrukdo, tu važiuok ten atsargiai, ate. Ate. Pip. Ai, taip. Sveiki. Labadiena. Čia aš esu Adelė ir yra ten užregistruota mano bilietukai turėtų būti. Gera mano mylieji gėlytės. Tai su vis buvo aš ir ačiū, kad žiūrėjote šitą video. Ate!